Įsimylėję savo daiktą ir kad būsite šališkas ir negalėsite to padaryti arba nejaučiate apskritai ryšio su žmonėmis, galima tiesiog susirasti kitą žmogų, kolegą arba ką nors, kas nėra įsimylėjęs to daikto, kas iš principo yra žmogus, kuris moka klausytis ir kuris viską galės jums pasakyti tiesiai į akis. Ir tada jau bus mažesnė problema tiesiog priimti tai, ką jisai sako tiesiai į akis. Tai tarsi ir toks buitinis ekspertas, galima sakyti. Ir šitas taškas užbaigia mano prezentaciją. Ačiū. Ačiū Viktorijai. Turim keletą klausimų iš salės. Pirmas yra, kiek tai vidutiniškai kainuoja? Čia yra labai keblus klausimas, į kurį aš labai bijau atsakinėti. Iš principo, jeigu jūs testuojate patys, tai kainuos jums jūsų darbo laiką, tai kainuos jums galbūt keliasdešimt litų žmogui ir kainuos programinė įranga labai nedaug. Jeigu jūs tą daiktą užsakote, tai tada aš patylėsiu. Antras klausimas yra, ar galima testuoti vartotoją ir filmuoti jam to nežinant? Ne, netgi oficialiai ne. Netgi kai mes filmavome, oficialiai ne. Aišku, įmanomas ir buitinis variantas, kaip visur minėjau, bet kai mes filmuodavom, mes turėdavom paprašyti sutikimo. Supratau. Kiek dažniausiai trunka visas testas nuo žmonių surinkimo iki išvadų pateikimo laike? Žiūrint, kiek jūs greitai darote. Pavyzdžiui, iš mano patirties į mano dieną be streso telpa 2 žmonės. Pavyzdžiui, vienas iki pietų, vienas po pietų, bet čia aš priskaičiuoju tai, kad aš dar po žmogaus peržiūriu visą ekrano įrašą, susižymiu pastabas. Ir taip, be streso yra 2 žmonės per dieną, tarkim, yra 10 žmonių, atitinkamai visą savaitę. Vien tik testavimo savaitę, pavyzdžiui. Čia labai grubiai. Kaip? Dar ataskaita, žiūrint kokio storio. Pats surinkimas irgi gali būti įvairiai, žiūrint kaip mes renkam, kiek laiko tarėmės. Sunku pasakyti ir jeigu aš pasakysiu tiksliai, po to galėsite kažkaip jau panaudoti tai prieš mane. Tai... Kokia jūsų nuomonė šiuo metu yra user experience situacija Lietuvoje ir jos perspektyvos? Aš įtariu, kad user experience situacija yra dar labai, gal jau ir ne visai akmens amžius, bet žmonės labai domisi, tas mane džiugina. Bet bendrai aš manau, kad nelabai, o šiaip aš negaliu būti tuo garantuoti ir šiaip man labai įdomu iš tikrųjų, kokia dabar ta situacija. Jeigu aš dabar per kažkokius ten pasirodymus ir konferencijas išsiaiškinsiu, įmonių vadovai patys man pasakys, aš labai apsidžiaugsiu. Kai testuoja kolegos, ar nėra taip, kad tai atspindi įmonės komandos požiūrį ir įpročius? Ta prasme, kad yra subjektyvu. Kai testuoju kolegas? Kai kolega jo testuoja tinklapį kažkokią tai konkretų. Tai kaip klausimas? Ar testuoja, kai testuoja kolegos, ar nėra taip, kad tai atspindi įmonės komandos požiūrį ir įpročius? Ta prasme, kad jisai jau toks, neobjektyvus. Taip. Taip. Ar visada analizuojamas tik indeks, aš suprantu, čia yra titulinis puslapis, ar netestuojami, reiškia, vidiniai puslapiai? Turime omeny tas pirmo... Čia parašyta, kad vartotojas ateina kitą kartą ir, reiškia, per kažkokios tai vidinius puslapius. Taip, iš tikrųjų gali patekti ir, tarkim, jeigu mes norim, čia tas laisvas naršymas beje susijęs, gali būti ir taip, kad mes gal geriau ir nepateikti žmogui, neatidaryti to puslapio. Nes galbūt jisai ateina, pavyzdžiui, per Google ir tiesiai į vidinį ir didelė dalis vartotojų ateina į tą vidinį, tada labiau apsimoka testuoti tą vidinį. Tai išaiškėja, jeigu mes pradedam testą ne nuo jau atidaryto puslapio, o taip, mes iš vis neduodam informacijos, net neduodam puslapio, mes tik sakom, davai, padaryk. Ir žiūrim kaip žmogus. Gal jisai, pavyzdžiui, padarys klaidą rinkdamas URL. Gal jisai neras to puslapio. Taip, galim testuoti. Kaip daroma, kai vartotojai konkretaus tinklapio yra globalūs ir fiziškai nepasiekiami? Galima testuoti nuotoliniu būdu. Ką galvojate apie anoniminį vartotojų stebėjimą, naudojant ClickTail sistemą? Čia yra vienas iš šitų, manau, būtų galima priskirti.
Manau, tai būtų panašiai kaip Google. Ar ten yra duodam? Kliktail, aš suprantu, ta prasme, kad vartotojas nemato, kad jūs stebite, arba čia tas pats buvimas už veidrodžio ir panašiai. Bet mes tarsi matome kursorę, ne, kaip kas vyksta. Jo. Būtų paraudoninta. Čia pas mane. Čia jau antras klausimas, ta prasme, kaip testuoti, kad vartotojas nieko nežinotų. Supratau, aš manau, tai būtų tarpinis variantas tarp tokio nuotolinio ir Google Analyticso ir tikro testavimo. Mes tarsi gaunam daugiau negu vien tik tai statistika, kiek kur paspaudėm. Mes matom, kur juda kursorius. Bet ta, kad mes nematom realiai paties žmogaus. Negirdim balso. Kaip išskiriamas usability procesas kainodaros kontekste ar konspekte čia? Ar klientas nesuvokia to kaip default? Nežinau. Aš irgi. Ar nuotoliniam usability testavimui pakanka tiek pat vartotojai, kaip ir atliekant testavimą gyvai? Skaičius, ta prasme, aš taip sakau. Teoriškai galbūt, bet aš dar labai pamastyčiau. Manau, kad gal ir daugiau reikėtų. Šiaip patys principai, patys tikslai ir pats priėjimas skiriasi. Ir pats tas rezultatas, jisai skirsis. Ar usability testai įtakoja ekrano rezoliuciją? Testai įtakoja rezoliuciją ar rezoliuciją? Ta prasme, ar tai atsiliepia metams rezoliuciją? Pavyzdžiui, taip, skiriasi rezultatas. Taip. Bet dabar ką su tuo daryti? Taip, jeigu mes norim tyrimą ir matuoti, tada taip, mes, tarkim, ataskaitos pradžioje yra aprašyta testuota su tokiu kompiuteriu, tokia naršyklė, tokia rezoliucija. Ir mes jau žinom, kad visi vartotojai, nes yra svarbu ta vieta, tarkim, kur saitas nusikerta. Todėl, jeigu mes norim matuoti, mes įmam tą pačią rezoliuciją, kad visi vartotojai pradžiai matytų lygiai tą patį vaizdą. Jeigu mes tiesiog norim rasti problemas, tada mes atmetam tą rezoliucijos klausimą, kadangi mes norim pamatyti įvairius variantus. Ką pamato vartotojai, kaip jos mažas ekraniukas, ką mato tie, pas kurios didžiulis, viskas įdomu. Bet tai jau nebus tyrimas. Supratau, ir čia paskutinis, nežinau, galbūt čia savo žmogus yra salėje, nes čia parašyta, kad įdomiausia, naudingiausia, originaliausia prezentacija Web Akademijos istorijai, valio Viktorija. Tai paplokim dar Viktorijai.